Sveiki, gerbėmieji kanalo žiūrovai. Pradėsim tokias naujas serijas, nes nupirkom naują automobilį į kanalą. Taigi, prisistatykite, vaikinas. Sveiki, aš Nedas. Ir tikriausiai nupirkom pigiausią Lietuvoje 940 Volvo su 2.3 turbiniu varikliu. Nupirkom automobilį daužtą už labai gerą kainą. Ir matysim, kaip čia išeis jį atkelt, bet kokie planai yra šitam reikalui? Planai yra pradžiai ją surinkt visą, sutvarkyti, aptvarkyti, nes čia galim pažiūrėti, kad turim kapotą palankstytą, mašina buvo filmavimo naudojama ir turim visą kampą šitą. Tokį biškį, kaip skarbonkė sulankščiusi. Tai važiuosim dabar pas White Volvo garagę. Shoutoutas Giedriui už pagalbą ir kad palaiko jaunuosius Volvo entuziastus Lietuvoje. Tai važiuosim pas jį kampą išsipjaut, sakė turi. Ir tada ieškosim, kaip čia kažką priburt, padaryt. Tada važiuosim. O kokie planai tolimesni, tai kol kas yra, kad važiuotų legaliai, o tada užėsim. Žodžiu, kaip tau Zakučiai sekas? Gerai, biški vargstam, biški vėstam. Nasytė truputuką bėga, nes oras tai nelabai buvo, kaip visada, žinai, neužsakytas mūsų. Bet viskas ok. Kokį galėjot blogiausią orą išsirinkti, tokį išsirinkot. Šert reikia, o ne Volvos remontuot per tokį orą. Net ir ruošiam tą, kad būtų šert. Tai žodžiu, Vilniui buvo oras viskas įbys, atvarom į Kauną, Kaune sninga. Ir sninga normaliai. Bet jau kadangi atvažiavam, turim pasidaryti tą, ką turim pasidaryti. Tai jau yra pririnkta jau detalių. Tai matysim, kiek čia dar nusiardysim, kiek nusipjausim. Bet žodžiu, viskas bus gerai, Volvo tuoj važiuos. Reikėjo dar šitą, kad palaikytum šiek tiek. Pasiemu, laikau. Oi, būtų nem. Akumuliatoriniam tai būna. Žodžiu, kokią turim situaciją, kad aš kad ir persilitavau čia tuos laidukus, man vis tiek treilin. Kadangi neturim garažą, šiuo metu esam Panoramos požeminiam parkinge garaže, kas vis tiek skaito garažą. Tai žodžiu, čia dabar yra bus labai didelis chimišas. Čia yra mano kolonkių laidai. Bet aš nežinau, jeigu nes man kas dabar yra mano idėja, kad tie laidai, kurie maitina dabar babiną, yra tiesiog per gyvenimą pavargę, gal kažkur užsitrumpint karts nuo kartą ir neatiduoda. Jo, nes čia buvo taip, kad nebaisiai gražiai sulituota. Nu taip, tas pats poweris, tai čia turėtų praeiti gerai, bet... Ahui znai. Tai žodžiu, padarysim, kad... Nemoku paaiškinti karą. Nu žodžiu, bus tiesiai nuo akumo. Maitinims bus tiesiai nuo akumo ir reikės sustojus važiuoti. Nu jau vakarę, kai sustosim važiuoti. Reikės tiesiog paimti ir atjungti tą laidą. Manually. Nu, čia tie laidukai. Tai čia yra signalas. Nors ne, maitinimai kaip ir normalūs. Tai rods turėtų būti minusas. Taip ir yra, o čia yra pliusas. Tipo pliusas.
Tai va dabar ir galvoju tik tai ties kur kirpti. Nu, kad jeigu kas sujungti nebūtų sunku. Nu. Per vidų? Galvoju ties čia tiesiog jo pistelt, nes ne per tas vietas, kur jau yra daryta. Jo, čia šitą reikia tiesiog apviniuoti dabar normaliai. Tai žodžiu, vat. Slaisinam pliusinį kontaktą. Radom, nutrūko iki galo ventiliatoriaus fiškę. Prie tą pačią. Tai pridėjau šalia šitos. Blet. Nelabai gerai čia, kad pametėm ką tik šitą šaibutę, bet taip jau būna. Aš galiu paimti. Matai prie? Jo. Baloj. Baloj, bet paimsiu. Vo. Op. O, čia kad tas vamzdis nėra kaip vakuumuot, kad ten reikia. Jo. Tai žodžiu, jeigu su šituo metodu treilins toliau, tai nežinau, tada ką reikia daryti. Ir vadinas tada bėda ne čia. Nu. Va, pabandom užkurt, ar kurias. Baudžiūnė logika kaip ir veikia, kad galim tai padaryti.